Na, baigėme namelio statybas ir norėjome dar kartą aptarti, į ką reiktų atkreipti dėmesį prieš statantis namą. Pirmiausia, reikėtų pradėti nuo pamatų. Mūsų atveju buvo naudojamas SIP panelės. SIP panelės dažniausiai naudojamos ant polinių pamatų. Lietuvoje mes rekomenduojame rinktis plokštuminius pamatus šelbau namukam. Ir į ką reiktų atkreipti dėmesį, kad net jeigu ir projekte nėra numatyta grindinis šildymas, rekomenduojam vis tiek investuoti šiek tiek daugiau ir iš anksto jį įsirengti. Tai grubiai kainuos tik tai 20 eurų kvadratui, bet jūs ateityje būsite lankstus, jeigu norėsite pasijungti papildomai oras vanduo ar dujinį šildymą. Sekantis žingsnis būtų panelių pasirinkimas. Panelės galima rinktis su šildymo medžiaga nuo 20 cm iki 50 cm storio. Toliau pasirinkimas būtų mūsų rekomenduojamas šimtinis neoporas su cementinė plokšte. Toliau gali būti baltas polistirolas su OSB plokšte, baltas polistirolas su cementinė plokšte, gali būti tankinta vata su cementinė plokšte, tankinta vata su OSB plokšte, arba gali būti miksas. Tai yra, gali būti iš fasadinės pusės cementinė plokštė, iš vidaus OSB. Toliau reikėtų numatyti stogo konstrukciją. Jisai gali būti dviejų tipų. Gali būti naudojama SIP panelės ir mes pagaminsime apšilintas dvitėjinės sijas jungimui. Yra kitas variantas. Mes galim pagaminti standartinės dvitėjinės sijas, jas apsiūti OSB plokštę ir į vidų pripūsti vatos. Sekantis žingsnis būtų fasado pasirinkimas. Ant šelbau namukų galima rinktis praktiškai bet kurią fasado apdailą. Vienas iš tipų būtų vėdinamas fasadas. Čia būtų privalumas, kad žingsnis plokščia yra 60 cm, todėl montuojant karkasą jums nereikia nieko matuoti. Užtenka ant centrų sukti bruselius, suformuoti oro tarpą ir montuoti galutinę fasado apdailą. Arba galima rinktis struktūrinį tinką ar plyteles. Šiuo atveju apdailai buvo panaudota klinkerio plytelės. Jeigu renkatės struktūrinį tinką arba plyteles, reikėtų ant SIP panelės klijuoti polistirolą ir tik tuomet galutinę apdailą. Tokiu atveju mes rekomenduojam, siekiant A++ klasę, naudoti 25 cm neoporą, plus iš fasadinės pusės dar 10 cm neoporo. Ofise, kad labai neištorint sienos, mes naudojam ekstrudinį polistirolą. Na ir paskutinis etapas būtų vidaus apdaila. Ją galima montuoti dviejais tipais. Galima prie cementinės plokštės tiesiai klijuoti gipsą, arba tenai, kur eina komunikacijos, reikėtų montuoti profiliukus ir ant jų gipsą. Tarp profiliukų galima montuoti vatą ir papildomai duoti šiek tiek šiluminę varžą. Na, jeigu liko dar nesakytų klausimų, maloniai kviečiame į svečius.